Ar kada nors girdėjai, kad žmogus naudoja tik 10% savo smegenų? Skamba įspūdingai, ar ne? Lyg kažkur tavo galvoje būtų užrakinta milžiniška galia, kurios dar niekas neįjungia. Lyg 90% tavo proto tiesiog lauktų tinkamo momento, o vieną dieną galėtum pabusti protingesnis, greitesnis, kūrybiškesnis ir beveik nebesustabdomas. Ši mintis tokia populiari, kad ją kartoja filmai, knygos, motyvaciniai kalbėtojai ir net kai kurios smegenų lavinimo programos. Tik yra viena problema. Tai nėra tiesa. Žmogus nenaudoja tik 10% smegenų. Mes naudojame praktiškai visas smegenų dalis, tik ne taip, kaip dažnai įsivaizduojame. Smegenys nėra lemputė, kurią galima įjungti nuo 10 iki 100%. Jos labiau panašios į didžiulį miestą. Vienur vyksta eismas, kitur dirba gamyklos, kažkur tvarkomi duomenys, kažkur ilsimasi, bet visas miestas gyvas. Ir čia prasideda dar įdomesnis klausimas. Jeigu 10% mitas netiesa, tai kas iš tikrųjų nutiktų, jeigu žmogus vienu metu įjungtų visas smegenis? Ar taptume genijais? Ar galėtume per sekundę išmokti naują kalbą, prisiminti kiekvieną gyvenimo dieną, matyti pasaulį kaip matematinę formulę ir valdyti savo kūną be jokių ribų? Palyginimui galima pažiūrėti į delfinus. Jie nėra protingi dėl to, kad naudoja daugiau procentų smegenų. Taip mokslas to nematuoja. Bet jų smegenys turi neįtikėtinų gebėjimų. Delfinai gali ilsėtis taip, kad viena smegenų pusė miega, o kita lieka budri. Kodėl? Nes jie kvėpuoja sąmoningai. Jeigu delfinas visiškai išsijungtų kaip žmogus gilaus miego metu, jis galėtų tiesiog nebeiškilti į paviršių įkvėpti oro. Tuo pačiu delfinai girdi ir skleidžia garsus po vandeniu, jie naudoja spraktelėjimus, švilpimus, echolokaciją ir gali orientuotis ten, kur žmogus beveik nieko nematytų. Jiems vandenynas nėra tyla. Tai garsų, signalų ir atspindžių pasaulis. Jie tarsi mato garso. Todėl klausimas tampa dar keistesnis. Jeigu gyvūnai turi tokių ypatingų smegenų prisitaikymų, ar žmogus irgi turi užslėptą režimą? Ar mūsų galvoje yra kažkas, ko dar nemokame panaudoti? Filmai mėgsta atsakyti paprastai. Taip. Jie parodo žmogų, kuris pradeda naudoti 100% smegenų ir staiga tampa beveik antžmogiu. Jis viską prisimena, mato įvairius ryšius tarp skirtingų dalykų, skaito visus žmonės kaip atvirą knygą, mokosi be pastangų ir priima sprendimus greičiau už kompiuterį. Bet realybė daug įdomesnė ir kartu daug pavojingesnė. Jeigu visos smegenys vienu metu pradėtų veikti maksimaliu pajėgumu, tai greičiausiai nebūtų genialumo akimirka. Tai labiau primintų chaosą. Kai per daug neuronų suaktyvėja vienu metu ir be tvarkos, žmogui gali prasidėti epilepsijos priepuolis. Kūnas gali trūkčioti, žmogus gali prarasti sąmonę, nebesiorientuoti aplinkoje, negalėti kalbėti ar kontroliuoti judesių. Kitaip tariant, 100% smegenų vienu metu nėra supergalia. Tai būtų sistemos perkrova. Tikrasis smegenų stebuklas yra ne tai, kad jos viską įjungia vienu metu. Tikrasis stebuklas yra tai, kad jos moka tiksliai paskirstyti darbą. Kai skaitai sakinį, tavo vienos smegenų sritys atpažįsta raides, kitos susieja jas su žodžiais, dar kitos kuria prasmę, prisimena ankstesnę patirtį, palaiko dėmesį ir net reguliuoja emocinę reakciją. Tau atrodo, kad tiesiog skaitai, o iš tikrųjų tavo galvoje vyksta milžiniška koordinacija. Tas pats nutinka, kai kalbi, eini, klausaisi muzikos ar net kai tiesiog sėdi ir žiūri į sieną. Smegenys nėra išjungtos. Jos tvarko prisiminimus, planuoja, vertina, analizuoja, sukuria mintis apie tave, kitus žmones ir ateitį. Net poilsio metu galva nėra tuščia. Jį dirba fone, todėl 10% mitas toks pavojingas. Jis leidžia manyti, kad problema labai paprasta. Tai reikia atrakinti likusią dalį. Dėl to lengva patikėti stebuklingais kursais, tabletėmis, triukais ar pažadais, kad kažkas per kelias dienas įjungs tavo genialumą. Bet smegenys taip neveikia. Jeigu nori geresnės atminties, kūrybiškumo ar susikaupimo, nereikia ieškoti paslėpto jungiklio. Reikia suprasti, kad smegenys keičiasi per plastiškumą. Tai reiškia, kad jos gali stiprinti ryšius, silpninti nereikalingus, kurti naujus kelius ir prisitaikyti prie to, ką dažnai darai. Kai mokaisi groti instrumentu, iš pradžių pirštai juda nerangiai. Reikia galvoti apie kiekvieną judesį. Bet po kelių savaičių ar mėnesių smegenys pradeda dirbti kitaip. Judesiai tampa tikslesni, greitesni, lengvesni. Ne todėl, kad atsibudo kažkokia mieganti smegenų dalis. O todėl, kad smegenų tinklai persitvarkė. Tas pats vyksta mokantis kalbos, sportuojant, rašant, vairuojant, sprendžiant problemas ar kuriant naujas idėjas. Smegenys nėra užrakintas sandėlis. Jos yra gyva sistema, kuri keičiasi pagal tai, kaip ją naudoji. Ir čia yra tikroji žmogaus galimybė. Neįjungti 100%, o išmokti naudoti smegenis geriau. Ne stipriau, ne chaotiškiau, ne viską vienu metu, o tiksliau. Geresniam protui dažnai reikia ne stebuklo, o labai žemiškų dalykų – miego, judėjimo, mokymosi, kartojimo
mąstymo, mažiau blaškymosi ir daugiau tikro dėmesio. Tai skamba mažiau įspūdingai negu slapta smegenų galia, bet būtent taip smegenys realiai auga ir stiprėja. Todėl jeigu kada nors vėl išgirsi, kad žmogus naudoja tik 10% savo smegenų, prisimink. Tai neprarasto potencialo įrodymas. Tai mitas, kuris labai gražiai skamba. Tavo smegenys jau dabar nėra tuščias kambarys su užrakintomis durimis. Jos yra vienas sudėtingiausių dalykų visatoje. Jos vienu metu leidžia tau kvėpuoti, judėti, prisiminti, jausti, svajoti, kalbėti ir suprasti pasaulį. Jeigu patiko šis video, paspausk patinka, prenumeruok mūsų kanalą ir pakomentuok, kokią temą norėtum sekančio video. Ačiū. Iki kitų kartų.